Ji vėl sako, ne šiandien, skauda galva. Mokslas turi netikėtą atsakymą, kurio nežinojo net jūsų gydytojas. Orgazmas gali sumažinti galvos skausmą net iki 70%. Taip, teisingai išgirdote. Tai natūralus skausmo malšintojas. Kodėl taip veikia? Orgazmo metu moters smegenyse aktyvuojama 30 skirtingų sričių. Išsiskiria endorfinai ir oksitocinas. Apie moters orgazmą. Trunka iki 51 sekundės. Tai yra 10 kartų ilgiau nei vyro. Gali pasikartoti kelis kartus iš eilės. Turi daugybę tipų – klitorinį, vaginalinį, A, G, U taškų. Mokslininkai įrodė. Reguliarūs orgazmai mažina stresą, gerina miegą ir gydo galvos skausmus geriau nei daugelis vaistų. Tad kitą kartą išgirdus skauda galvą, neskubėkite nusivilti. Galbūt tai puikiai proga pasiūlyti mokslų pagrįstą sprendimą. Tik nepamirškite, moters malonumas reikalauja dėmesio ir laiko. Kūnas yra stebuklas, pažinti jį – geriausia investicija į santykius. Jeigu nori daugiau sužinoti apie savo antrąją pusę, sek mano profilį.